Labadiena visiems prisijungusiems. Jau 10 valandų, manau, kad galime pradėti. Kas laiku nespėjo prisijungti, tai turbūt prisijungs prie mūsų šiek tiek vėliau. Tai labai džiugu jūs visus taip gausiai čia susirinkusius matyti. Aš esu Dalia Galnaitytė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto grupės patarėja. Moderuosiu šią mūsų diskusiją. Tai truputėlį informacijos. Informuoju, kad ši diskusija, ši konsultacija viešoji bus įrašoma, bus daromas garso ir vaizdo įrašas ir saugomas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje dokumentų ir archyvų įstatymo numatyta tvarka. Neatsakytus klausimus ir siūlymus, kurie galbūt šios diskusijos metu bus neatsakyti, galėsite pateikti elektroniniu paštu nurodytu adresu dalia.galnaitytė@smsm.lt. Aš šitą informaciją esu įkėlusi į mūsų susirašinėjimo skiltį. Tai dar dėl bendros tvarkos prašysiu išjungti mikrofonus, jeigu tuo metu nekalbate. Taip pat informacija tokia dėl konsultacijos trukmės, tai trukmė numatyta yra 1:30 minučių. Konsultacija bus verčiama į gestų kalbą, tai labai dėkojame Lietuvių gestų kalbos vertimo centrui už bendradarbiavimą. Darbotvarkėje yra numatyti 5 klausimai. Darbotvarkę visi matėte, taip pat įdėsiu ją dar ir į susirašinėjimo skiltį. O dabar kviečiu tarti žodį Švietimo, mokslo ir sporto viceministrei Astei Zedelytei Kaminskiai. Labas rytas, aš labai trumpai, tikrai labai džiugu, kad taip gausiai susirinkom, tikiuosi aprėpiam visas įmanomas grupės, kurie vienaip ar kitaip prisideda prie mūsų gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo, tai tema tikrai aktuali, manau visi su tuo sutiktų, tai šiandien diskusijoje labai norėtųsi tikrai išgirsti jūsų įžvalgas, nuomonės apie tai, kur mums kitais metais fokusuotis kitų metų kvietimuose, kokia turėtų būti ta fokus grupė, kokios priemonės, prioritetai kitų metų kvietimuose. Tai tikrai labai linkiu ir laukiu tos konstruktyvios diskusijos ir matyt nieko nelaukiant pradedam, nes laikas yra ribotas, o norisi tikrai jūs visus išgirsti. Tai labai dėkoju, kad susijungėt ir manau pradedam šios dienos diskusiją. Tai ačiū. Ir darbotvarkėje pirmas klausimas yra Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo situacija. Pristatys mūsų kolegos iš Nacionalinės sporto agentūros. Tai suteikiamas žodis jiems. Prašome. Labadiena visiems, labadiena ir dėkui už gražų pasveikinimo žodį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministrai, gerbiama Aistė, labadiena ministerijos atstovai ir aišku, labadiena visi gerbiama sporto bendruomenė. Dar kartą didelis dėkui, kad taip aktyviai prisijungėte ir jūsų yra daug, tai dar kartą indikuoja, kad klausimų turite ir rūpimų problemų turbūt turite, o sekant mūsų nustatytą darbotvarkę, trumpai pristatysiu Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo situaciją. Faktas, kad jūs turbūt geriau negu mes tą situaciją žinote iš savo kasdienės veiklos, iš savo praktinių veiklų ir sekate ją, bet vis dėlto kelis svarbiausius akcentus norisi paminėti ir turbūt vienas ir svarbiausių rodiklių, kuriuo visada remiamės įvertindami sporto situaciją Lietuvoje, tai yra klausimas, kaip dažnai mankštinatės ar sportuojate. Tai yra bazinis klausimas visuose tyrimuose, pradedant Eurobarometro tyrimais arba bet kokiais kitais sporto tyrimais, kuris nusako, kokią turime situaciją. Ir vienas iš svarbiausių rodiklių, kuris yra vidutinis rodiklis ir pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, tai yra, kad gyventojai laikomi fiziškai aktyviais, jeigu jie sportuoja bent jau 2 kartus per savaitę. Todėl būtent šitas rodiklis 1-2 kartai per savaitę arba daugiau, 3-4 kartai per savaitę yra
svarbiausi rodikliai nurodantis fizinio aktyvumo situaciją. Ir šitoje vietoje norisi pasidžiaugti, matote ekrane 2023 metų Baltijos tyrimų informaciją, kad rodiklis gyventojai, kurie 1-2 kartus per savaitę sportuoja, išaugo iki 26%, jisai buvo prieš tai 18%. Taip kad toks vienas pozityvus ženklas, kad aktyviai sportuojančių gyventojų dalis padidėjo 8 procentiniais punktais ir tai be jokios abejonės yra gana svarbus rodiklis. Tuo pačiu turime ir kitokią informaciją, jeigu žvelgiame į vaikų tikslinę grupę ir ypač vyresnio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tai čia vis dėlto tendenciją turime mažėjimo kryptimi. Ir štai 22 metų Higienos instituto tyrimas parodė, kad vis dėlto vaikų fizinio aktyvumo laikas, ypač vyresnėse klasėse, 9 klasėje ir aukščiau yra mažėja. Automatiškai išauga prie ekranų, prie kompiuterių praleidžiamas laikas ir mažėja fizinio aktyvumo laikas. Tai šita tendencija tikrai neramina ir faktas, kad tai nėra vien fizinio aktyvumo klausimas, tai mes aiškiai suprantame, kad yra daugybė faktorių, kurie didina sėdėjimo prie ekranų laiką, mažina fizinio aktyvumo laiką, ypač paauglystėje, tokiame sudėtingame laikotarpyje, tai ir mokyklų klausimai, saugios aplinkos mokyklų klausimai ir begalė kitų, bet vis dėlto, kadangi mes atstovaujame fizinio aktyvumo institucijas, tai mes žiūrime į fizinio aktyvumo skaičius ir šitoje vietoje aiškiai tendencija yra mažėjanti, tik 11,5% vaikų mankštinasi 1 valandą per dieną, o prie ekranų praleidžiamas laikas išaugo iki 4 valandų 9 klasėje. Tai yra tikrai nerimą keliantis rodiklis ir galime turbūt tik tai prognozuoti, kad ateityje tas laikas turite tokią tendenciją dar lygtai didėti, yra faktas, kad tada mažės ir mankštinimosi laikas. Apibrėžiant paauglių ir tos probleminės tikslinės grupės situaciją, labai informatyvus yra ir Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva organizuotas tyrimas apie paauglių gyvensenos įpročius ir šitoje vietoje vėl mes turime gana liūdnus skaičius, kad kas 4 Lietuvos moksleivis arba 41,8 procentinio punkto per pastarąsias yra bandęs vartoti alkoholinių gėrimų, o kas 6 moksleivis per pastarąsias 30 dienų. Taip pat 1/4 Lietuvos mokinių yra bandę rūkyti įprastinės cigaretės, kas sudaro beveik 27 procentus, o kas 10 šiuo metu rūko. Taigi šiame kontekste Lietuva patenka tarp 10 blogiausius rezultatus turinčių šalių, kartu su Lenkija, Bulgarija, Danija ir Rumunija. O jeigu kalbėti apie paauglių ir jaunimo fizinį aktyvumą, turbūt tikrai jūs sekate ir Krašto apsaugos ministerijos duomenys, kad 22 metais buvo paskelbta, kad apie 50% jaunuolių yra netinkami krašto apsaugos privalomai tarnybai. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad būtent šis rodiklis 2015 metais buvo tik tai 34%, o iki 22 metų jis išaugo iki 50%. Tai ką norime to pasakyti, kad fizinis aktyvumas yra ne tik sveikos gyvensenos kontekste svarbus, tačiau yra labai svarbus ir mūsų nacionalinio saugumo kontekste, ypač turint omeny agresiją iš Rusijos ir tokią labai įtemptą politinę situaciją, nacionalinio saugumo klausimai, krašto gynybos klausimai, irgi faktas, kad yra labai svarbus. Tačiau, aišku, mes nenorime labai išskirti, kad tai yra visi klausimai susiveda į vaikus ir jaunimą. Faktas, kad fizinis aktyvumas yra svarbus ir tiek gyventojų tarpe ir būtent, kad fizinio aktyvumo įpročiai formuojasi šeimoje. Ir štai toks vienas iš esminių klausimų,
ar norite, kad jūsų vaikas lankytų sporto užsiėmimus ir raudona spalva yra pažymėti atsakymai. Tai yra gyventojai, kurie nėra fiziškai aktyvūs ir mėlyna spalva yra gyventojai, kurie yra fiziškai aktyvūs. Ir matome, kaip skiriasi šių gyventojų atsakymas į tą patį klausimą. Jeigu fiziškai neaktyvūs gyventojai mano, kad sporto užsiėmimai vaikams yra naudingi, tik 38% iš fiziškai neaktyvių gyventojų mano, kad sporto užsiėmimai yra naudingi. Tuo tarpu gyventojai, kurie yra fiziškai aktyvūs, kurie patys sportuoja, jau 80% mano, kad sporto užsiėmimai labai yra naudingi vaiko raidai. Taigi akivaizdus požiūrio skirtumas parodo, kad vis dėlto įpročiai formuojasi šeimoje ir tai švietimas, dėmesys šeimai, dėmesys įvairiom gyventojų grupėm irgi yra be galo svarbus. Baigiant trumpą prezentaciją, vis dėlto norisi pažymėti dar vieną rodiklį, kad į klausimą, ar sutinkate, kad mano gyvenamoje vietovėje yra daug galimybių būti fiziškai aktyviam, net 64% pasakė, kad visiškai sutinka arba labiau sutinka. Tai yra žalioje zonoje, tai reiškia, turime net 64% gyventojų, kurie mano, kad jų gyvenamoje vietovėje, šalia namų, arti namų yra galimybių būti fiziškai aktyviam. Tai šitas klausimas iš dalies parodo mūsų potencialą. Tai yra tiek, kiek mes turime potencialą, nes jeigu yra sąlygos šalia sportuoti, ir turbūt vėliau girdėsite ir prezentaciją apie sporto infrastruktūros vystymą, ir faktas, kad jinai gerėja tiek miestuose, tiek regionuose, gerėja aikštynai, tvarkomi, negalime to nuneigti, taip kad infrastruktūra yra sąlygos sportuoti, yra organizacijų veiklų, yra klubų, yra dar kažko, aišku, mažiau ar daugiau kaip kokiame regione, tačiau faktas, kad gyventojai mato galimybę sportuoti. Ir šitoje vietoje tada iškyla natūralus paprastas klausimas. Jeigu yra galimybė sportuoti, jeigu gyventojai mato galimybę sportuoti, kodėl jie nesportuoja? Čia yra didžiausias iššūkis. Ir 3 priežastys, pačios svarbiausios priežastys, kurias nurodo gyventojai apklausose, kodėl jie nesportuoja, kaip bebūtų įdomu ar banalu, bet skamba labai paprastai. Tiesiog neturi poreikio arba nemato prasmės. Tai atsakymas numeris 1. Tai yra 30% gyventojų neturi poreikio arba nemato prasmės sportuoti. Antras pagal populiarumą atsakymas yra, kad neturi tam laiko. 22% gyventojų. Ir trečias atsakymas - trūksta energijos valios. 17% gyventojų. Grubiai tariant, 3 atsakymai, kurie sudaro didžiąją dalį priežasčių, kodėl gyventojai nesportuoja. Iš esmės galėtume juos apibūdinti turbūt vienu žodžiu - motyvacijos. Reiškia, gyventojai turi sąlygas, yra kur sportuoti, tačiau neužtenka motyvacijos. Ir čia yra būtent iššūkis, kaip tuos gyventojus pasiekti. Tai apibendrinant trumpą fizinio aktyvumo situacijos Lietuvoje pristatymą, reiktų pasakyti, kad turime pozityvių ženklų. Gyventojų fizinis aktyvumas gerėja. Aišku, pavadinti tai aiškia tendencija turbūt būtų per drąsu, nes reikia sulaukti ir 24 metų tyrimo, o duomenys buvo iš 23 ir truputį ilgesnio laiko stebėti, kaip ta tendencija, ar jinai išliks didėjantį, arba bent jau išliks tose pačiose ribose, tada galėsime sakyti, kad tikrai turime tendenciją ir džiaugiamės, bet tikrai džiugu, kad ženklų tam turime. Nerimą kelia paauglių situacija, vaikų situacija ir turbūt ne veltui ir sporto rėmimo fondas, ir ministerija, ir mūsų sporto projekto prioritetai dažnai nukreipiami į vaikus. Čia tikrai yra problema, ypač turiu omeny toje tikslinėje grupėje vyresnio amžiaus vaikų, tai yra paauglystė, jaunystė. Taip kad iš tikrųjų galbūt galima kartais kiti ir nurašyti, kad fizinis aktyvumas, narkotikų arba kitų psichotropinių medžiagų vartojimas arba žalingi įpročiai, tai yra paauglystės, jaunystės ir vėjo galvose kontekste ir sudėtingas amžius ir panašiai. Ir tikrai
kad fizinis aktyvumas nėra viena ir pati svarbiausia priežastis. Vėl yra begalė kompleksas visų priemonių, kaip spręsti tas problemas vaikų ir narkotikų vartojime, tai yra ir psichologinė sveikata, socialiniai, ekonominiai faktoriai ir taip toliau, ir taip toliau. Bet aišku, sportas yra tik viena iš dalių. Reikia žiūrėti į problemą kompleksiškai, tačiau iš sporto pusės tikrai turime ir galime padaryti daugiau, kad vaikus, jaunimą įtraukti į fizinio aktyvumo veiklas. Ir turime didelį potencialą, tas be galo svarbu. Turime didelį mūsų šalies gyventojų potencialą sportuoti. Ir mūsų pagrindinis iššūkis, kurį matome, kaip tos gyventojus pasiekti, kaip juos įtraukti į veiklas, kaip juos sudominti, kaip juos motyvuoti. Čia yra pats svarbiausias momentas, kad turime išnaudoti potencialą. Jeigu išnaudosime, jeigu sugebėsime pasiekti tos gyventojus, tai tikrai turėsime ir geresnius rodiklius. Tiek trumpai mūsų prezentacija. Dėkoju visiems už dėmesį. Atleiskite, jeigu pamiršau pradžioje prisistatyti, buvau fizinio aktyvumo vyriausiasis specialistas Paulius Maržinskas, taip kad dėkui visiems. Jeigu turbūt turite klausimų, bet perduodu žodį mūsų diskusijos moderatoriai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Ačiū kolegai Pauliui Malžinskui iš Nacionalinės sporto agentūros už pristatymą ir turime kelis klausimus. Klausimams yra skirta 5 minutės. Visi kiti klausimai, kaip jau ir minėjau, galima bus užduoti raštu ir bus atsakyti raštu po jau šios viešosios konsultacijos. Tai pirmas klausimas yra Andrius Čerškus. Labą dieną, sveiki visi, girdit? Girdime. Aš norėčiau paklausti, ar sporto agentūra ir Švietimo ministerija neturi idėjų ir minčių, vertinant projektus, papildomų balų skirti nevyriausybinėm organizacijom. Mano argumentas paprastas, kadangi savivaldybių įstaigos, biudžetinės įstaigos taip gauna didžiulį finansavimą ir šimtais, ir kartais milijonais eurų, o vyriausybinės organizacijos sektorius, jis pakankamai dar tik augantis Lietuvoje. Ir kaip žinot, labai daug padėjo krepšelio klausimas, kaip 500 litų atsirado NVŠ krepšelis. Bet infliacija jį suvalgius, iš tų 50 litų liko 15, dabar 20 eurų. Ir akivaizdu, kad pakankamai sunku išgyventi organizacijom įtraukiant naujus vaikus. Tai sporto rėmimo projektai yra tas pagalba ir įrankis padėti pritraukti naujų narių. Tai mano klausimas, ar galvojate apie tokius ar ne, specialius kriterijus, kad nevyriausybinės organizacijos galėtų gauti daugiau balų rašant projektus. Ačiū. Tai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, šio klausimu yra daug labai diskutuojama ir tariamasi ne tik ministerijoje su tam tikrais specialistais, su agentūra, bet ir su kitom institucijom. Šitas klausimas yra aktualus ir iš tikrųjų jisai yra sprendžiamas. Kokia yra situacija dabar, tai yra įvairių tam tikrų institucijų išaiškinimai, kad iš tikrųjų yra orientuota į projekto turinį, o ne į o ne į pareiškėjo statusą. Tai yra Lietuvoje daug įvairių fondų, kur, pavyzdžiui, jie būtent ir skirti nevyriausybinių organizacijų stiprinimui. Bet, kaip ir sakau, šitas klausimas yra atviras ir mes iš tikrųjų sprendžiame. Kol kas situacija yra tokia, kokia yra. Kad teikti paraiškas gali visi juridiniai asmenys, taip nepažeidžiant lygiateisiškumo principą. Aš dėkui už raštu pateiktą klausimą ir tada pabandysiu atsakyti į temą. Buvo klausima, kiek sporto situacijos tyrime dalyvavo neįgaliųjų. Ir tai šiuo tyrimu tokių duomenų neturime, bet pabandysime juos pateikti. Ir šiaip labai taiklus pastebėjimas, kad tyrimai turėtų būti irgi orientuoti į tam tikras irgi tikslinės grupės. Ir dar papildysiu, kad mes dirbame su ministerija ir su ministerijos iniciatyva ruošiama nauja apklausų metodika arba naujos tematikos ir mums tikrai reikia įsivertinti ne tik atskiras
grupės, vadinkime, bet ir taip pat kitas sportavimo formas. Nepaslaptis, kad paskutiniu metu sparčiai didėja taip vadinamas pasyvus sportavimas, tai yra žmonės daugiau vaikšto į darbą, daugiau važiuoja dviračių į darbą, ypač didžiuosiuose miestuose gerėja infrastruktūra tam tinkama ir pritaikoma, taip kad tas pasyvus sportavimas gali būti irgi yra svarbus veiksnys, nes jeigu žmogus kasdien į darbą nueina 4-5 kilometrus ir grįžta iš darbo arba nuvažiuoja dviračių, tai irgi vis dėlto yra tikra ir tam tikra fizinio aktyvumo forma, tikrai labai paplitusi ES šalyse ir tas toksai pasyvus sportavimas tikrai populiarus tarp gyventojų. Taip kad šitas fizinio aktyvumo formas irgi tikrai bandysime įsivertinti ateities tyrimuose ir jau formuojame klausimus, kurie turbūt irgi galėtų parodyti kitais pjūviais, kitais kampais fizinio aktyvumo situaciją Lietuvoje. Prašom užduoti klausimą, Polujanskas. Gerbiamas Polujanskai, ar norite užduoti klausimą? Jūsų negirdime. Dabar girdit? Taip. Labas rytas. Mano klausimas būtų pabaigoje, bet pradžioje aš noriu pakomentuoti pasisakymą gerbiamo Pauliaus, kad mes kalbėdami apie fizinio aktyvumo skatinimą, kalbame apie subjektus ir ieškome priemonių, kaip tos subjektus paskatinti, užsiimti fizinio aktyvumo, bet visiškai nekalbam apie infrastruktūrą, kurios nėra. Ir mes negalime realizuoti šitų projektų, nes neturime infrastruktūros. Fechtavimo sporto pavyzdžių didžiuosiuose miestuose mes turime ne tik tai trenerius, kurie dirba sporto centruose, bet kuriasi komerciniai fechtavimo klubai, jie dirba savanoriai ir nėra kur jiems sportuoti, nėra sporto salių. Tai kaip mes galime, arba kitos sporto šakos, kaip mes galime įsisavinti. Tai šiuo atveju, kalbėdami apie tai, kad turime finansavimą fiziniam aktyvumui, mes neturime infrastruktūrų. Netgi Vilniaus mieste, Vilniaus sporto centras, ieškodamas, reiškia, sporto salių fechtavimo profesionaliam treneriam, susiduria su didžiausia problema. Tai man klausimas yra, o kodėl mes į tai žiūrime, nors jūs, Pauliau, paminėjote, į tai fizinio aktyvumo skatinimą žiūrima kompleksiškai, nekompleksiškai. Infrastruktūros problema yra pati didžiausia. Kaip jūs į tai man atsakysite? Sveiki, dėkui už klausimą. Svarbu paminėti, aš paminėjau, kad gyventojų tyrimas ir priežastys, kodėl jūs nesportuojate. Ir aišku, tarp priežasčių, kodėl nesportuojate, buvo ir infrastruktūros trūkumas. Tai aš pastebėsiu, kad tik tai 1% gyventojų tyrimuose nurodė, kad nesportuoja todėl, kad jiem trūksta infrastruktūros. Tai tikrai paskutinis, vos ne paskutinis eilėje tarp atsakymų, tarp priežasčių, kodėl gyventojai nesportuoja. Aš sutinku ir turbūt mes matome, kad galbūt kai kuriuose sporto šakose arba specifinėse sporto šakose tikrai infrastruktūros gali trūkti. Tačiau žiūrint į gyventojų apklausą ir į bendras tendencijas sportavimo, tai yra fizinio aktyvumo, vis dėlto gyventojai aiškiai pasako, kad tik tai 1% gyventojų reiškia priekaištus dėl infrastruktūros. Ir turbūt vėliau pagal darbotvarkę bus klausimas apie infrastruktūros, kurį pristatys skyriaus vedėjas Rimantas Šerkšnas ir turbūt galės geriau ir aiškiau pateikti informaciją, kokia pas mus padėtis yra su infrastruktūros, sporto infrastruktūros objektais Lietuvoje. Ačiū labai už pateiktus klausimus. Pagal darbotvarkę pereiname prie antrojo klausimo. Visi klausimai, kurie buvo, matau, ir susirašinėjimo skiltyje užduoti, ir taip pat tie, kurie dar yra neužduoti, bet galimai bus užduoti ir atsiųsti elektroniniu paštu, bus atsakyti po viešosios konsultacijos. Na, o antrasis klausimas darbotvarkėje yra sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų apžvalga.
pristato nacionalinės sporto agentūros kolegos. Klausimų yra skirta 10 minučių, taip pat 5 minutės klausimams atsakymams. Labadiena, esu Vaidotas Rastenis, nacionalinės sporto agentūros fizinio aktyvumo skyriaus vyriausias specialistas. Pristatysiu 2004 metų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų kvietimo, kokie buvo rezultatai. Šiemet mes sulaukėme iš viso bendrai tiek nacionalinėse, tiek regioninėse kvietimuose 370 paraiškų. 265 arba daugiau nei 70% paraiškų buvo netinkamos dėl įvairių priežasčių, dalis dėl administracinių, dalis dėl turinio ir finansinio neatitikimo, sakykime taip. Iš viso tinkamų paraiškų šiemet buvo 105, 3 pareiškėjai, kurie buvo atrinkti, sutarčių nepasirašė, o bendra finansavimo suma yra beveik 5 milijonai eurų. Iš prašytų kiek daugiau nei 15. Tik tai trumpai užsiminsiu, kad kai 2003 metais buvo paskelbtas pirmas nacionalinio fizinio aktyvumo projektų kvietimas, tai buvo sulaukta 180 paraiškų, atrinktos finansuoti 21 ir to finansavimo dydis buvo beveik 1,8 milijono. Tai kaip matome, truputį pokytis yra. Ir kaip minėjau, 23 metais buvo tik tai nacionalinio fizinio aktyvumo projektų kvietimas. Tai jeigu lygintumėm nacionalinio fizinio aktyvumo projektų kvietimas šių metų, tai šiemet mes sulaukėme 54 paraiškų. Netinkamos buvo pripažintos 34. O tinkamos 20. Tai yra 37%. Bendra finansavimo suma 2,5 milijono, iš prašytų beveik 6 milijonų eurų. Regioninio fizinio aktyvumo kvietimas sulaukė gerokai didesnio dėmesio, 316 paraiškų. Kaip minėjau, 23 buvo sulaukta 180 paraiškų, o tai vadinasi, trūko šiek tiek dėmesio regioniniam projektų vykdytojam. Tai matome, kad iš tikrųjų šiemet paskelbus regioninius, tai tas aktyvumas buvo ganėtinai didelis ir tai atliepė pareiškėjų lūkesčius. Iš tų 316 paraiškų tinkamos pripažintos ketvirtadalis beveik, 85, kaip minėjau, 3 pareiškėjai vėliau atsisakė pasirašyti sutartį, o vėlgi bendra finansavimo suma nepilnai 2,5 milijono iš prašytų 9,5. Kokios pagrindinės priežastys, kodėl tam tikros paraiškos buvo atmestos? Tai pirmiausiai 39% neatitiko prioriteto. Tai yra reguliarumo. Dažniausiai tai buvo susijęta su reguliarumu. Veiklų kiekis neatitiko reguliarumo reikalavimų. Toliau buvo finansinis ir ekonominis pagrindimas. Tai yra dažnai buvo prašoma, sakykime, įsigyti vienokį ir kitokį inventorių, tačiau pačiame projekte apie jo pagrindimą užsimenama labai miglotai. Veiksmingumas ir aktualumas, tai yra bendras visos paraiškos turinys ir specialieji kriterijai, taip pat apie kiek mažiau nei trečdalis. Tai pagrindinės priežastys ir specialieji kriterijai dažniausiai būdavo netitinka dėl to, kad galbūt dėl neapsižiūrėjimo, galbūt dėl noro surinkti kuo daugiau balų, kai kurie nemažai pareiškėjų žymėdavo visus specialiuosius kriterijus,
nepagalvodami, kad jie savo turinyje neatspindi, kaip jie įgyvendins tuos specialiuosius kriterijus. Galbūt ne iki galo būdavo įsiskaityta, ko reikalavimo iš tų specialiųjų kriterijų. Tad jeigu taip apibendrinant, prioritetas ir specialieji kriterijai įeina į vieną dalį, o paraiškos turinys, tai yra veiksmingumas ir finansiniai, antra dalis tokia, dėl ko dažniausiai neatitinka. Kaip matote, bendras procentas yra didesnis nei 100% iš dalių, kur netitinka, dėl to, kad 40% paraiškų netitiko daugiau nei vieno. Tai yra netitiko arba veiksmingumo ir finansinio kriterijaus, arba veiksmingumo ir specialiųjų kriterijų. Tai kad čia nenustebkite, kad bendras procentas yra didesnis nei 100. Dalyviai, jau dabar galime vertinti, kiek dalyvių mes sulauksime šiuose projektuose pagal paraiškas. Tai kaip matome, didžiąją dalį bendrai paėmus ir nacionalinius ir regioninius projektus, didžiąją dalį 70% sudaro vaikai. Kaip minėjo mano kolega Paulius, tai yra vienas pagrindinių mūsų iššūkių ir tai patvirtina statistika, kad mes turime didelį dėmesį kreipti į vaikus, tad daugiau nei 2/3 visų dalyvių sudarys vaikai. Suaugusieji sudarys apie 30%. Vyrai ir moteris, vėlgi, ko buvo siekta ir kas yra vienas iš, sakykime taip, tikslų ir valstybės mastu, tai kad būtų sudarytos vienodos sąlygos, tai kaip matome 49% moterų ir 51% vyrų dalyvaus šiuose projektuose. Jeigu išskiriame atskirai fizinio aktyvumo projektus, tai mes matome, kad jau dėl tų vienodų galimybių mes jau šiek tiek atsiliekame. Moterys sudaro 43%, vyrai 57%. Tačiau, kadangi pagrindinis prioritetas buvo orientuotas į vaikus, tai netgi 86% dalyvių bus vaikai, o kiti bus suaugę, dažnai tai bus jų šeimos nariai arba kiti suaugusieji. Iš šios skaidrės mes galime daryti šiokią tokią išvadą, kad visgi jeigu mes kalbam apie vaikus, tai didesnės sportuojančių moterų, merginų problema yra būtent tame mokyklinėme arba amžiuje arba vaikų tarpe. Nes jeigu mes keliaujame į regioninio fizinio aktyvumo projektų statistiką, mes matome, kad čia jau moterys sudaro 56%. Tai daugiau negu vyrai, tai regioninėse fizinio aktyvumo projektuose tas skaičius, sakykime, išsilygina ir bendrai paėmus tas lygybės principas yra išlaikomas. Tai čia regioniniuose projektuose vaikai jau sudaro 53%, o suaugę įvairaus amžiaus 47%. Tad tikrai ta išvada, kad suaugusios moterys linkusios labiau sportuoti nei jaunos moteris arba merginos, manau, tai atspindi ir tai matosi iš projektų vykdytojų paraiškų, nes projekto vykdytojai vis tiek turbūt jaučia, kokias grupės gali lengviau surinkti. Pjūvis pagal apskritis, matome, kad nieko nuostabaus, didžiosios apskritis čia pirmauja. Vilniaus ir Kauno apskritis, toliau rikiuojasi Šiauliai, Utena, Klaipėda ir Telšiai, ir, sakykime taip, Panevėžio apskritis ir pietvakarinė Lietuvos dalis, šiek tiek atsilieka. O jeigu skirstumėm pagal sektorių, tai nevyriausybinės organizacijos sudaro 62% visų projektų vykdytojų šių metų nacionaliniuose regioniniuose fizinio aktyvumo projektuose, o 38% sudaro kitos, tai yra įvairių statusą turinčios įmonės, tarp jų yra ir viešosios beje įstaigos, kuriuose galbūt yra
50% ar daugiau savivaldybių įnašo. Tačiau absoliuti dalis, 2/3 beveik yra nevyriausybinės organizacijos, kurios vykdo šiuos projektus. Tai va. Ir dabar aš turbūt norėčiau perduoti žodį savo kolegai dėl infrastruktūros padėties pristatymo. Esu Rimantas Šerkšnas, Nacionalinės sporto agentūros infrastruktūros skyriaus vedėjas. Tik noriu pasakyti, kad šiandieną mes kalbėsim ne plačiai apie sporto infrastruktūrą, apie kurią mes tikrai pakankamai daug informacijos turim. Šiandieninė apimtis yra sporto rėmimo fondo finansavimo apimtyje. Tai mes čia tiesiog šiam skaidrėm norim parodyti, kad koks yra tiesiog pareiškėjų aktyvumas. Ir jeigu pamatytumėt, tarkim, Marijampolės apskritis, tai aktyvumas yra toks, kokį matot. Tauragė tiesiog yra mažesnė apskritis, mažesni miesteliai, bet po truputėlį irgi dabar jau įsivažiuoja. Čia praeiti projektai. Apie pačią sporto infrastruktūrą, į tą teiginį, kad jos trūksta, aš vadovaujantis faktais noriu pasakyti, kad jos tikrai yra daug ir labai geros Lietuvoje. Tiesiog bazės sporto infrastruktūroje galim skaidyti į tokias dvi dalis. Tai pirmiausiai reiškia paremta emocijomis ir paremta faktais. Tai emocijomis dar yra taip, kad jos trūksta, bet tai yra labiau susiję su jos įveiklinimu ir užimtumu. Tai mūsų šiandieninė supratim, tai tikrai galimybių, kur fiziškai aktyviai tiek fiziniam aktyvumui, tiek sportui sportuoti tikrai yra sudarytos sąlygos. Klausimas tų bazių įveiklinimo. Vienas yra pakankamai gerai įveiklintos, kitos yra tiesiog galbūt net ir užrakintos. Tai šiek tiek statistikos iš praėjusių periodų, tai sporto rėmimo fondo lėšomis yra baigti arba baigiami 45 projektai. Tai yra padarytas pagerinimas daugiau negu 20 salių, tai yra sutvarkyti 17 stadionų, yra ir specifiniam šakom yra pagerintos sąlygos 2 ledo arenom, yra sutvarkyta regbio žolės riedulio aikštė, yra taip pat padarytos salės specializuotos karate, kovos menų, irklavimo viena bazė ir kiti objektai. Tai praėjusiame periode buvo tokie projektai. Šiais metais 24 metų kvietimu mes turim rekordinį kiekį pasirašytų sutarčių. Tai turėjom 77 pareiškėjus, atitikti 57 praėjo. Ir šiai dienai iš 30 tinkamų projektų mes jau turim net 22 pasirašę. Palyginimui, ankstesniais periodais būdavo finansuojami apie 8 projektai, 24 metais yra finansuojami 22 projektai. Apie akcentus aš kitam pranešime, apie 25 tai kalbėsim pasakysiu, o dabar tik tiek, kad daugiausiai iš naujų 22 projektų, tai jie vyks per visas 18 savivaldybių ir reiškia daugiausia, tai ko gero bus investuojama į stadionus, kas yra labai tiesiogiai susijęs su fiziniu aktyvumu. Tai ačiū Nacionalinės sporto agentūros kolegoms už pristatymą. Turime 5 minutės klausimams, tai kurie bus neatsakyti, bus tikrai atsakyti raštu. Tai prašom užduoti klausimą Viliui Aleliūnui. Labą dieną. Girdit mane? Taip. Ačiū už pristatymą. Konkretus klausimas čia kaip tik ir buvo, nes fizinis aktyvumas šaltuoju metų laiku yra labai opi problema. Šaltuoju metų laiku visi grūdasi į sales, bet toksai sportas kaip slidinėjimas, dėja, bet po Sovietų Sąjungos visos bazės beveik buvo sugriautos Lietuvoje ir lygumų slidinėjimo bazių Lietuvoje yra tik tai Ignalinoje ir Nemenčinėje. Ir projektai šitie, kurie yra daromi, tai yra tik pagerinimui. Tai reikia turėti bazę, kad būtų pagerinta ta bazė. Bet lygumų slidinėjimas kaimyniniai Latvijoje, Estijoje, iš principo tai pačiai sporto infrastruktūrai nereikia labai daug
didelių investicijų, ką galima padaryti. Tai kokios mintis jūsų yra lauke sporto infrastruktūros gerinimo žiemą? Ne sales atnaujinti, nes į sales yra ribotas žmonių kiekis, bet lygumų slidinėjimas tikriausiai didžioji dauguma jūsų vyresni, tai prisimenat, ant kiek buvo populiarus praeitį ir kaip dabar nėra galimybių būti aktyviais žiemą lauke. Ačiū. Gal pabandysiu aš atsakyti, ko gero daugiau negu 15 metų dalyvauju snaigės žygiuose, kai jie tik tai būna, kai tik sniego turim. Ačiū visiems aktyvistam, kurie daro tos snaigės žygius. Kas liečia sporto infrastruktūros bazių pagerinimą, ne mes įtakojam pačią paraišką ir patį pageidavimą. Tarkim, toks projektas, jeigu yra, tarkim, niekieno teritorijoje, tai pakankamai sudėtinga būtų, ko gero, padaryti taip, kad ten kažką pagerinti. Vis tiek turi būti kažkokia bazė, turi būti kažkoks objektas, kuriame būtų ir daromas tas vadinamas pagerinimas. Apie pačius kriterijus, tai sakau, aš paskui papasakosiu. Ačiū kolegai. Klausimą užduoda Polujanskas. Vytautas Polujanskas, taip, dar kartą sveiki. Tai norėjau paklausti, jūs paminėjote apie tam tikrus pokyčius infrastruktūroje. Norėjau paklausti, koks yra procentinis vykdymas viso poreikio. Jūs turite tą analizę, koks turėtų būti poreikis infrastruktūrai. Ir iškart pakomentuosiu, kad tiek Vilniaus sporto centras, tiek, pavyzdžiui, Kauno sporto mokykla Gaja, kiekvienais metais sunkiai susiduria su problema, kaip užtikrinti darbo sąlygas savo profesionaliam treneriam. Jo, atsakysiu. Tai iš šių metų statistikos, iš viso bendro poreikio, tai buvo tikrai pakankamai didelis ir nuo savo indėlio pareiškėjai planavo daug įdėti. Bendras poreikis buvo apie 24 milijonai. Tai mes finansuosim apie 40% paraiškų. Tai yra tikrai procentaliai labai didelis kiekis. Kas liečia, reiškia, patį Vilnių, tai netgi norėčiau pagirti, kad ankstesniais periodais tik tais pats Vilnius net ir negaudavo finansavimo per sporto rėmimo fondą. Šiais metais jau 3 objektai yra ir pačiam miesto teritorijoje. Tai yra 2 stadionai ir 1 lauko aikštelė Fabijoniškėse, kurie gaus finansavimą. Reiškia, ir, kaip sakau, pats procentas didelis. Vilnių dar norėčiau pagirti, kad tikrai Vilniaus miestas su sporto infrastruktūra daro tikrai labai gerus teigiamus dalykus. Tai yra visos sporto bazės ar visi tie objektai yra apjungti į vieną įstaigą. Tai yra specializuoti žmonės prižiūri, tai yra visai kitas planavimas, turi pasidarę naują įveiklinimo užimtumo sistemą, kur galima ir pagal, tarkim, sporto šakas ir galima net ir aukcionuose dalyvauti, kaip įsinuomoti. Tai tikrai reikėtų gal truputėlį laiko, bet Vilnius tikrai yra pakankamai pažangus su savo naujais sprendimais. Kas liečia Kauną, tai tikrai vėlgi viskas yra tvarkoje, jau jie pagaliau ir įrangą net nuomoja arba skolina. Tai mes tikrai matom tuos pakankamai gerus poslinkius, tuos būtent sporto infrastruktūros pagerinimo ir veiklinimo. Galbūt pasinaudosime jūsų teiginiais. Ačiū. Tai ačiū už klausimą, ačiū ir už atsakymą. Iš tikrųjų labai atsiliekame nuo darbotvarkės laiko. Tai paskutinis klausimas Astos Šarkauskienės ir tuomet judame į kitą darbotvarkės klausimą. Ačiū, laba diena. Pirmiausia, dėkoju, aišku, už pristatymą, labai naudinga. Ir mano klausimas būtų apie fizinio aktyvumo projektus ir biudžeto dalį skirtą ilgalaikiam turtui įsigyti. Šiais metais buvo apribojamas 5 000 eurų. Tai jeigu mes kalbame apie nacionalinius projektus, kur biudžetas 150 000 ar 200 000, 5 000 tai yra labai maža suma. Ir šiandieninį vaiką sudominti tik padavus kamuolį turbūt neįmanoma. Mes turim galvoti apie inovacijas, inovatyvias technologijas, o jas įsigyti už 5 000 nėra galimybių. Tai mano klausimas, kodėl buvo įvestas toks apribojimas, turbūt kažkokia logika buvo,
nes anksčiau šito nebuvo ir mes patys įsigiję brangią aparatūrą, kur pasiteisino. Ir ar neplanuojama šito apribojimo atsisakyti? Ačiū. Na tai turbūt aš tada pakomentuosiu, nes tai yra iš tikrųjų aprašo klausimas. Tai šitas apribojimas buvo įvestas atlikus analizę vykdomų projektų. Tai iš tikrųjų mums labai gražu klausytis gražiųjų pavyzdžių, tokių kaip jūsų, tai yra jūsų ir institucija, yra truputėlį įstaiga, yra kitokia, bet buvo pastebėta labai daug, kad pareiškėjai, kurie gavę tokią galimybę, įsigydavo brangią įrangą ir ją naudodavo ne pagal paskirtį. Ir žinoma, turėdavo grąžinti lėšas, nes aprašas yra ganėtinai griežtas. Tai mes tiesiog apsaugodami valstybės biudžeto lėšas ir nuo tokių, kaip sakant, situacijų šį ilgalaikiam turtui sumažinom tą sumą. Taip, klausimas yra svarstytinas. Tai ačiū už klausimą. Ir tuomet pereinam prie trečiojo ir trečiasis klausimas yra mano. Jis nebus turbūt toks įdomus, bet manau, kad tikrai daug diskusijų sukeliantis. Tai būtent yra dėl aprašo dabar numatytų keitimų ir žinoma, mes labai lauksime jūsų pastebėjimų ir siūlymų, kaip dar galima būtų tobulinti. Kol kas mes esame, aišku, ir eigoje gavę daug įvairių būtent projekto vykdytojo pareiškėjų pastebėjimų, kuriuos atsižvelgia išanalizavę darome būtent šiuos pakeitimus, taip pat ir kolegos, kurie administruoja sporto rėmimo fondą, taip pat atsižvelgiant ir jų pastabas. Tai šitam pristatymui yra skirta 15 minučių, bet aš bandysiu greitai pristatyti greičiau ir galbūt daugiau atsakyti klausimus, kuriuos nespėsime, tai atsakysime tikrai raštu. Gali padaryk pilnu ekranu. Tai prašom, aš kol kas dar nepradėjau, tai va. Tikiuosi visi gerai matote, tai pradėsime pristatinėti nuo minkštųjų projektų aprašo keitimo. Tikiu, kad kiekvienas esate puikiai susipažinę su dabar galiojančia redakcija. Tai reikalavimai pareiškėjams, paraiškoms ir projektams. Tai siekiame, kad projekto vykdytojas koncentruotųsi į vykdomą projektą ir tiesiog visą dėmesį skirtų vykdomam projektui ir darom pakeitimus, kad kol nėra baigtos vykdomo projekto veiklos, negalėtų pradėti kito projekto. Čia taip pat išanalizavę, kad pareiškėjai teikdavo. Atsiprašau, išjungit. Nes yra pastebėta tokia tendencija, kad iš tikrųjų vykdo ne po vieną projektą, veiklos yra dubliuojamos, todėl išvengiant šito yra daroma šitas pakeitimas. Taip pat paraiškų vertinimas ir sprendimų dėl projekto finansavimo priėmimo. Tai daromi pakeitimai, kad paraiška turi atitikti ministro nustatytą prioritetą, jeigu netitinka nustatyto prioriteto, tai ta paraiška yra toliau nevertinama, čia yra ir administracinės naštos, ir aiškumo įvedimui tiek pareiškėjams. Buvo padaryti šitokie pakeitimai. Taip pat padarytas toksai kaip 3 dalių vertinimas, tai būtent atitikimas prioritetui ir bendrieji projekto vertinimo kriterijai. Šioje dalyje nustatytas bendras minimalus balas, kurį galima surinkti, ir maksimalus. Taip pat nustatytas specialiųjų vertinimo kriterijų dalyje bendras minimalus surinkimo balas, pagal kurį yra vertinama. Ankstesnėme apraše ir ankstesniuose kvietimuose buvo vertinama kiekvienas bendrasis projekto vertinimo kriterijus atskirai ir nesurinkus minimalaus pereinamo balo, tiesiog jau paraiška būdavo netinkama. Todėl dalis paraiškų būdavo jau vertinamos kaip netinkamos. Tai mes pastebėję šitą
dalyką keičiame būtent tą vertinimo principą, kad visose dalyse būtų toks kaip atskiras vertinimas ir sudarytų tą bendrą vertinimo išvadą. Tai būtent dabar paraiškos turėtų surinkti 71 balą iš 100 galimų. Čia būtų sumuotųsi tiek bendrųjų projekto vertinimų kriterijų ir specialiųjų projekto vertinimo kriterijų balai. Ir išanalizavus ankstesnių metų kvietimų vertintas paraiškas, iš tikrųjų tai yra pareiškėjams pagerinimas ir dalis paraiškų tikrai galėtų pretenduoti į valstybės biudžeto finansavimą. Sutarties sudarimo, keitimo ir nutraukimo dalyje keičiame, kad pareiškėjas nuo sprendimo skirti finansavimą projektui priėmimo dienos iki pasirašymo dienos privalo užsiregistruoti sporto registre. Tai čia manau, kad daugelis yra girdėję, kad netrukus mes artimiausiu laiku jau startuosime su sporto registru ir visi, kaip sakant, ir pareiškėjai, ir projekto vykdytojai turėtų taip pat tenai figūruoti, taip pat su tuo registru įvedamas ir kad projekto vykdytojas privalės atlikęs įgyvendinęs projektą užpildyti taip pat atitinkamais duomenimis sporto registrą. Taip turėsime galimybę iš tikrųjų realiai matyti, kaipgi veikia tas fondas, kokią naudą realią neša, nes tai yra tikrai valstybės biudžeto lėšos ir ta tokia atskaitomybė turėtų matytis ir būti vieša ir aiški. Taip pat darėme pakeitimą, kad pasirašant sutartį projektas įvertinęs projekto finansavimo apimtį pateikė perkančiosios ar neperkančiosios organizacijos statusą, tai čia irgi pareiškėjams yra toksai kaip palengvinimas, nes šita nuostata galiojo teikiant paraišką, kas būdavo iš tikrųjų apsunkinama pareiškėjams, nes čia gausi finansavimą, negausi. Ir tai yra labai sunku įvertinti biudžetinių metų, būtent ar esi perkančioji ar neperkančioji, o ši informacija iš tikrųjų aktuali jau gavus, kaip sakant, finansavimą ir pasirašant finansavimo sutartį. Atsiskaitimo už įgyvendintas veiklas, projektų išlaidą deklaravimą ir apmokėjimą. Šioje dalyje yra keičiamas šitas punktas, šita nuostata, kuri buvo galbūt tokia kaip ir klaidinanti iki šiol, nes suteikia galimybę projekto vykdytojui teikti tarpinės veiklos ataskaitas kas ketvirtį, kas buvo ir iki šiol leidžiama, bet nebuvo akcentuota ir daugelį atvejų projekto vykdytojai su nacionalinė sporto agentūra sudarydavo tą paraiškų teikimo grafiką, kas pusmetį. Tai mes darom pakeitimus ir įvedam tokio kad būtų tiksliau, kad galima teikti kas ketvirtį, bet ne rečiau negu kas 6 mėnesius. Ir kad jeigu projekto trukmė trumpesnė nei 4 mėnesiai, tai turėtų būti teikiama tik galutinė veiklos ataskaita ir galutinis mokėjimo prašymas. Tai čia paliekame tokią galimybę, kad kadangi statusai projekto vykdytojų yra labai skirtingi, vieniems yra tikrai sudėtinga teikti ataskaitas dažniau, jie turi galimybę rinktis rečiau, kai kuriems reikia dažniau teikti, tai ta galimybė būtent šiuo pakeitimu ir yra sudaryta. Taip pat labai svarbus pakeitimas projekto vykdytojams dėl avanso įskaitimo. Nes iš tikrųjų, kaip eina kalba apie NVO organizacijos, kad joms yra labai sunku, nes dažniausiai savo lėšų jie neturi tiek daug ir
ir vykdyti projektą jiems yra iš tikrųjų iššūkis, nes tai yra kompensaciniu būdu yra apmokamos tos patirtos išlaidos. Tai iki šiol buvo galimybė, kad atsižvelgiant į biudžetos sandaros įstatymą, pareiškėjas gali gauti ne daugiau 30% avanso ir šitas klausimas yra kaip ir neliečiamas, nes iš tikrųjų mūsų varžo kiti teisės aktai, bet pagerinant padėtį projekto vykdytojams, mes keičiame tą prašomų finansuoti išlaidų sumą, kad kai viršija 50% nuo skiriamos fondo lėšų sumos pradeda įsiskaičiuoti avansas. Tai reiškia, kad teikdami tarpinius mokėjimus, jiems avansas pradės išsiskaičiuoti tik tai tada, kai bus įvykdyta 50% veiklų. Ir taip pat yra trumpinamas ataskaitų vertinimo terminas. Tai reiškia, kad irgi čia mes geriname projekto vykdytojams, kad ataskaitos bus įvertinamos greičiau ir greičiau bus sulaukiama lėšų. Projektų gyvendinimo priežiūroje tai yra keičiamas vienas toksai dalykėlis, kad patikros metu turės pateikti projekto vykdytojas projekto veiklų dalyvių, unikalių dalyvių sąrašus, projekto veiklų tvarkaraščius, lankomumo žurnalą. Tas, aišku, buvo daroma jau ir, kaip sakant, ir dabar tai yra daroma, čia tiesiog yra toksai kaip techninis patikslinimas. Projektų viešinimo ir informavimo dalyje yra tikslinama, kad projekto vykdytojas turi viešinti ne tik interneto svetainėje arba socialinių tinklų paskyrose per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo ir taip pat kas mėnesį turėtų atlikinėti projekto viešinimą. Toks irgi, sakyčiau, techninis daugiau, kad ir vaizdinė ir rašytinė medžiaga. Taip pat vienas iš dalykų, kurio yra atsisakoma atsižvelgiant ir į projekto vykdytojų pastabas ir į nacionalinės sporto agentūros kolegų pastebėjimus, kad atsisakoma 50% įgyvendinamų veiklų viešinimo vertinimo, nes iš tikrųjų šis vertinimas yra per daug subjektyvus ir sunku jį vertinti, tai iš tikrųjų atsisakoma šito vertinimo. Ir taip pat toks irgi minimalus pakeitimas, kad projekto vykdytojas viešindamas projektą turės naudoti ne tik nacionalinės sporto agentūros ženklą, bet ir ministerijos ženklą. Tai su minkštųjų projektų keitimais tiek kietųjų būtent bazių pagerinimo projektų apraše, tai pakeitimai yra analogiški, kai kurie ir jų nėra tiek daug. Šis aprašas iš dalies nieko labai stipriai ir planuoja nesikeisti. Tai tiesiog tokie 5 aspektai, tai kad pareiškėjas, kuris vykdo projektą, negali teikti paraiškos, jeigu bus nebaigęs savo vykdomo projekto, tuomet trumpinamas turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo terminas. Čia irgi, kaip sakant, visų pareiškėjų naudai, nes iš tikrųjų siekiame, kad šis terminas vertinimo iš tikrųjų būtų kuo trumpesnis ir kad kuo greičiau žinia gera ar nelabai gera pasiektų pareiškėjus. Pareiškėjas nuo sprendimo skirti finansavimą projekto priėmimo dienos iki sutarties pasirašymo privalo užsiregistruoti sporto registre. Ir taip pat pabaigęs projektą užpildyti atitinkamais duomenimis apie pasiektus rodiklius ir rezultatus, taip pat sporto registre. Na ir vėlgi tas pats, kad turės viešinimo dalyje naudoti ne tik NSA, bet ir ministerijos ženklą.
Ir pasikartosiu dar sykį, kad visus neatsakytus klausimus ir siūlymus iki rugpjūčio 1 dienos lauksiu savo elektroninio pašto adresu ir tikrai kiekvienam bus atsakyta. Ir jeigu reikės, su kai kuriais netgi organizuosime papildomus susitikimus, kad neliktų klausimų ir neliktų kažkokių tai nuogąstavimų. Tai ačiū Jums. Savo pristatymą baigiau. Jeigu turite klausimų, laukiu kelių klausimų ir manyčiau, kad turėtume pereiti prie mūsų paskutiniojo klausimo, kuris iš tikrųjų labai svarbi, taip pat svarbi Jūsų nuomonė. Tai jeigu turite klausimų, užduokite dabar. Jeigu klausimai tikrai yra stambesni, reikalaujantis daugiau laiko, tai tikrai lauksiu elektroninių laiškų. Ačiū. Rankų nematau. Ar galėtume pereiti prie kito mūsų darbotvarkės klausimo? Tai tyla gera byla. Pereiname prie 4 mūsų darbotvarkės klausimo, kuris yra 23 ir 24 metų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo bei sporto bazių atnaujinimo projekto kvietimo prioritetų ir specialiųjų vertinimo kriterijų apžvalga. Pristatys kolegos iš Nacionalinės sporto agentūros. Klausimui turime 10 minučių ir manau, kad labai gražiai pereisim prie mūsų numatytos diskusijos. Taip, prašome. Dar kartą sveiki. Mačiau, kad jau yra ir klausimų šią temą susijusių, tai galbūt po šio pristatymo kažkas paaiškės, kodėl tokie specialieji kriterijai yra. Taigi, kaip minėjau, 23 metais vyko tik tai vienas kvietimas nacionalinių fizinio aktyvumo projektų, o šiais metais ir nacionalinių ir regioninių. Tai trumpai apžvelgiant 23 metų nacionalinių kvietimų prioritetą, tai buvo aiškiai suformuluota, atsižvelgiant į esminį mūsų iššūkį, tai yra sumažėjusi vaikų fizinį aktyvumą, tai labai aiškus kriterijus. Prioritetas tiksliau, kad projektas turi būti skirtas būtent vaikų fizinio aktyvumo didinimui. Ir ne mažiau nei 75% dalyvių vaikai iki 18 metų. Tai ir jeigu dalyvauja, į ką mes žiūrim palankiai, nes suaugę irgi yra tam tikri, kaip sakoma, role modeliai, tai jeigu dalyvauja šeimos nariai, tai tie šeimos nariai turi dalyvauti, arba kiti suaugę turi dalyvauti kartu su tais vaikais veiklose. 23 metų specialieji kriterijai buvo 4 ir buvo didelis dėmesys kreipiamas, kad kuo arčiau savo gyvenamosios aplinkos vaikai galėtų sportuoti, mažiau galimybę turintiems asmenims sudaryti galimybės irgi reguliariai sportuoti. Reguliarumas buvo kaip spec kriterijus 23 metais, tai yra 2 kartai per savaitę ir netrumpiau nei 3 mėnesių laikotarpyje. Ir tokios veiklos turėjo sudaryti ne mažiau kaip 60% veiklų. Ir dar buvo toks specialusis kriterijus 23-aisiais, kad jos yra nemokamos, kas 24 metais jau tapo privalomų dalykų ir visos veiklos turėjo būti nemokamos. Tai trumpai apie 23-osius tiek. 24 metų prioritetas išliko toks pat - vaikų fizinio aktyvumo didinimas, tačiau specialusis kriterijus dėl reguliarumo buvo įdėtas kaip prioriteto išaiškinimas ir labai didelis dėmesys buvo teikiamas būtent reguliarioms veikloms ir kad vaikai sportuotų reguliariai, ne tik, sakykime, stovyklautų ar sudalyvautų vienkartinėme renginyje, kurie turbūt irgi yra gerai, tačiau tuos didelius renginius turėtų lydėti tam tikras kiekis reguliarių veiklų. Tai 2 kartai per savaitę, ne mažiau nei 180 minučių per savaitę ir 3
mėnesį ir tos veiklos turėtų sudaryti daugiau nei 2/3 visų projekto veiklų. Ir dar toks atsirado vidutinio ir didelio intensyvumo veikloms. Tai yra fizinis aktyvumas, pirmiausia, yra susijęs su vidutinio arba didelio intensyvumo veiklomis. Tai toks prioritetas. O specialieji kriterijai truputėlį pasikeitė, išliko mažiau galimybių turintiems asmenims specialusis kriterijus. Kartu su vaikais dalyvauja šeimos nariai. Tai vėlgi, kaip sakom, tas sportavimas kartu su vaikais yra tam tikras pavyzdys, nes sportuojančių tėvų vaikai sportuoja dažniau, tai rodo irgi tyrimai, tai dėl to toks specialusis kriterijus buvo įtrauktas. Ir išliko gyvenamojoje aplinkoje, kad vyktų, tiesa atsirado atvirose erdvėse, skatinant veiklas galbūt viešose erdvėse, kurios yra bent jau ir šiltuoju, ir šaltuoju metų laiku, šiaip labai dažnu atveju yra prieinamos nemokamai. Ir atsiliepiant į aktualijas, buvo toks specialusis kriterijus, kuriam skirta buvo antroji vietoje pagal balus. Tai yra, jeigu veiklose matome, kad bus stiprinamas praktinis krašto gynybos ir atsparumo krizėms įgūdžiai, praktiniai būtent, o ne teoriniai, ir skatinamas pilietiškumas, taip pat buvo galima gauti papildomų balų. Tai čia vėlgi, kaip ir sakėme, atliepimas nūdienos realijų. Tuo tarpugi regioninio fizinio aktyvumo projektai, kaip matote, pagrindinis žodis yra bendruomenės ir bendruomenės asmenų įtraukimas į reguliarias veiklas. Ir prioritetą išlaikančiomis laikos tos veiklos, kurios yra visos nemokamos, vėlgi reguliarios kaip ir nacionaliniuose projektuose. Ir regioninių projektų specialiųjų kriterijų buvo šiek tiek, vienu tiksliau daugiau. Ir vėlgi buvo rišamasi prie to žodžio bendruomenė kaip ir labiau, tai jeigu tas bendruomeniškumas buvo per fizinės veiklas skatinamas ir juose buvo numatyta dalyvauti skirtingų amžiaus grupių atstovams, buvo galima gauti papildomus balus, taip pat sudarant lygias galimybes vyrams ir moterims, kas irgi, manau, visi sutinka, kad tai yra tam tikra bendruomeniškumo, bendruomenės skatinimo dalis. Taip pat bendruomeniškų ryšių kūrimas tarp vietos organizacijų, tai yra skatinimas bendradarbiauti mokyklos, vietos sporto klubo ir aktyvios bendruomenės, kas sudaro iš esmės visą ypač nedidelių miestelių gyvastį, arba jeigu tai yra dideli miestai, tai turbūt to mikrorajono gyvastį ir sudaro tos bendruomenės, galbūt ten esanti mokykla ir kartais ten esantis koks nors sporto klubas. Vėlgi gynyba ir atsparumas krizėms ir siekiama buvo įtraukti į regioninius daugiau savanorių ir sporto lyderių, kas vėlgi yra bendruomeniškumo skatinimas, nes daugelis bendruomenių yra išugdę tam tikrus sporto lyderius, ar tai sportininkus, ar tai vadybininkus, ar sveikos gyvensenos lektorius, tai vėlgi siekiant sugrąžinti į bendruomenę tuos lyderius ir juos pristatyti bendruomeniai kaip pavyzdžius, už tai buvo skiriamas dar vienas papildomas balas. Taip, kad matote, visi specialieji kriterijai yra surišti su žodžiu bendruomenė. Bet, žinoma, viskas turėjo vykti per reguliarias fizinio aktyvumo veiklas. Ir
Taip, žodį perduodu kolegai iš infrastruktūros skyriaus, kad jis galėtų papasakoti truputėlį apie infrastruktūros arba tiksliau gerinimo projektus. Jo, tai mano pasisakymas bus apie tai, kokie buvo prioritetas ir specialieji kriterijai 24 metų kvietime. Jie buvo kiek kitokie negu ankstesniais periodais. Ir būtent noriu, kad mano pasisakymas būtų tam tikra pagalba ateities kvietime. Ir šiuo atveju prioritetai ir specialieji kriterijai po mūsų 24 metų kvietimo, vertinimo, manome, kad jie yra praktiškai tobuli ir ministerijai siūlysim jų visiškai nekeisti. Tik dabar kokie akcentai ties supratimu tų pačių kriterijų. Tai pradėsiu nuo to, kad sporto įstatymas apsako, kas tai yra pati sporto bazė ir dėja čia reikia ją turėti, norint, kad ją pagerinti. Tai sporto įstatyme galima rasti ir kas tas yra projektas. Toliau yra reikalavimai, kas pas mus yra tokie pagrindai, kas finansuojama. Tai labai ačiū, buvo klausimas apie kodėl ilgalaikio turto nėra minkštuose projektuose. Tai čia ir yra ta visa logika, kad ilgalaikis turtas, įranga, inventorius, viskas yra sukelta dabar į sporto bazių pagerinimą ir minimali vertė yra padidinta nuo 100 000 ir padidinta taip pat ir didžiausia riba, kuri yra finansuojama, tai yra iki 500 000 eurų. Ankstesni kažkokie mokėjimai, jie pagal šiandieninį aprašą, jie nėra galimi. Ir dabar pagrindas, kas yra pasikeitimai 24 metų prioritete, tai mūsų kertinis žodis ir akcentas yra vietos bendruomenė. Tai ir yra skatinimas, kad infrastruktūra būtų gerinama ten, kur yra didžiausias susitelkimas žmonių, kur yra įvairaus amžiaus žmonių ir kur yra gyvenamos teritorijos. Tai vietos bendruomenė, tai yra ta vieta, kur ko gero daugiausia žmonės yra poreikis užsiimti fizinio aktyvumo veiklą. Dabar, kas liečia specialiuosius kriterijus, jie yra 3. Tai norėčiau paaiškinti, kas yra turima omeny, kas yra gerinti sporto bazės būklę. Anksčiau buvo labiau suprantama, kad tai yra gal tas higieninis sienų padažymas, taip, tai yra irgi finansuojamos dalys, bet sporto bazių, reiškia, pagerinimą mes labiau suprantam, kaip toje bazėje atsirastų daugiau sporto šakų galimybių. Tai yra, jeigu mes turime tarkim, kažkokį objektą, kuriame yra viena sporto šaka ir norim pagerinti, kad tik jinai viena ir būtų, tai nėra visiškas pagerinimas. Pagerinimas slepiasi po žodžiais, kad ten būtų daugiau įvairesnių veiklų. Taip, vėlgi finansuosis ir, tarkim, pagerinimas kažkokių sanmazgų, stogo, paminėsiu paskutinį, kurį projektą mes dabar priėmėm ir labai džiaugiamės, tai yra Klaipėdos universitete. Tai yra padaryta, reiškia, nauja atnaujinta salė, tai ir žmonėms su negale patekimas yra, ir tie dušai ženkliai pagerinti, pakeista grindų danga. Taip, tai yra tam tikri higieniniai dalykai. Bet ateities projektuose pas mus pagrindinis akcentas tai būtent plėsti sporto šakų galimybę. Sekantis, tai yra sporto bazės prieinamumas, tai vėlgi, kaip ir paminėjau, tai yra akcentas vėlgi tas vietos bendruomenės, kad kuo daugiau žmonių jų galėtų prieiti ir naudoti sporto šitą bazę, kad ta bazė būtų atrakinta ir būtų būtinai numatyti grafikai su nemokamom fizinio aktyvumo veiklom. Reiškia. Ir trečias kriterijus, tai yra sporto bazės pritaikymas žmonėms su negale. Tai šiuo atveju vėlgi tas, kas yra, tarkim, privaloma pagal SDR ar kiti dalykai, tai ne visiškai liečia, bet mes irgi duodam pakankamai didelį balą, kad būtų, ta prasme, tai nėra galbūt ir privaloma, ne visais atvejais galima, tarkim, pritaikyti arba kažkoks poreikis yra, jeigu jau padaryta. Bet tai irgi mes matom, kad tai yra labai svarbus kriterijus ir ateityje mes irgi su
su tam tikrom organizacijom kalbamės, kad galbūt mes eisim ir į pačios bazės, ką galima pagerinti, kad žmonės su negale galėtų jomis naudotis. Tai tie pagrindiniai akcentai būtent yra tokie ir jeigu kažkokių klausimų, mes visą laiką esame atviri. Ačiū kolegams už pristatymą. Iš tikrųjų, vėluojame truputėlį pagal darbotvarkę su laiku, tai pagal galimybės šiek tiek pratęsime numatytą mūsų viešosios konsultacijos laiką ir tuomet gal pereiname iš karto prie paskutinio klausimo ir kuriame mes kaip ir daugiau nieko nepristatinėsime, o iš tikrųjų norėsime išgirsti jūsų nuomonę ir jūsų pastebėjimus, kokiegi tie prioritetai ir specialieji vertinimo kriterijai galėtų būti. Tai laukiu pakeltų rankų ir laukiu iš tikrųjų jūsų požiūrio ir jūsų nuomonės šio klausimu. Aš labai noriu dar paskatinti visus, iš tikrųjų, jau matau, va, Giedrius gerbiamas kelia ranką, tikrai būkite aktyvūs, nes jūsų nuomonė šito klausimu iš tikrųjų yra labai svarbi. Tai jau, kadangi kyla rankos, tai labai malonu. Ačiū. Tai prašom, Giedriau. Labą dieną visiems. Seniai matyti, girdėti. Sveikinu visus, kurie pasirašė sutartis. 22 tiekėjus. Sveikinu su olimpiados pradžia rytoj atidarimas. Ir sveikinu su šitą gražią diskusiją, kuri turbūt labai savalaikė. Ir tikiu, kad jinai kol kas šiandien dienai yra diskusija. Ir labai ačiū Daliai, kad tai paragino dalyvauti. Tai iš nevyriausybinio sektoriaus aš labai pritarčiau turbūt čia politikams jau atsibodusią savo dainelę dainuojam, bet tikrai labai pritarčiau Andriaus Češkaus klausimui, kodėl kiti sektoriai, kaip pavyzdžiui kultūros sektorius 92% finansuoja nevyriausybinės organizacijas, o čia atsitinka visgi tik tai nepilnai, man atrodo, 60%. Ir mes, kaip nevyriausybinės organizacijos, turim konkuruoti su mokesčių mokėtojais išlaikomais centrais ir, pavyzdžiui, labai daug yra mokyklų pateikėjų, tarp pareiškėjų. Tai tikrai paprašyčiau padėti nevyriausybinėm organizacijom nenumirti, nes motyvacijos vis daugiau mažėja. Ir dabar prieisiu jau prie konkrečių pasiūlymų ir prašymų. Tai kad agentūra, aš dabar nelabai suprantu, kas šitos specialiosios kriterijus ir prioritetus formuoja kasmet, nelabai iki dabar man aišku, tai supratau, kad pristatymą darė agentūra, tai gal dabar agentūra perėmė tą lyderystę dėl specialiųjų kriterijų ir prioritetų, bet kolegos, man šitie kasmet kaitaliojami kriterijai primena tokią matematikos olimpiadą. Vat net ir kolegė viena paklausė apie turbūt daliai atrašysė apie kriterijų formulavimą, tikslumą ir aiškumą. Ir tai prašymas būtų tikrai kažkaip tai galbūt europietiškai, bet ne lietuviškai, politiškai žiūrėti į nežinau, Gedimino sapno istoriją, kada atsigeliu susapnuoju, kad dabar reikia šiais metais darysim tokį kriterijų, nes iš ten papūtė vėjas. Tai tikrai norėtųsi ilgalaikio tvaresnio požiūrio į visas organizacijas, jau dabar nekalbu tik nevyriausybinės, nes už jų stovi žmonės, kurie dirba, kurie kviečia į tas treniruotės reguliariaus fizinio aktyvumo užsiėmimus, kviečia žmonės ir visą laiką keičiantis kriterijais kasmet. Kažkaip tai tada gaunas, kad kažkas yra staiga nereikalingas arba dabar staigiai kažkas yra vėl reikalingas. Tai tikrai prašymas būtų 4 metam, vienam politiniam ciklui, busgi tvirtinama vyriausybės programa, prioritetai, kažkaip atliepti į tą pusę, kai tai buvo padaryta, na, sakykime taip, nenoriu tų žodžių sakyti, bet labai staigiai padaryta suplaukimo mokymo programa, fainai, padarė, įvertinom per 2 savaitės, skyrė beveik 1 000 000 eurų 3 mėnesiam, valionės tai buvo vyriausybės prioritetas ir taip visą laiką buvo aiškinama, kad tai yra vyriausybės prioritetas. Ok,
Tai žiūrėkit, tai mes turim puikų pavyzdį, kad turim vyriausybės prioritetą ir tai yra pretekstas. Tai gal pagailėkit jūsų nevyriausybinių organizacijų ir žmonių, kurie dirba šitam sporto labui ir fizinio aktyvumo ir padarykit bent 4 metams stabilius, bent jau kriterijus arba specialiuosius prioritetus, ar kaip ten jie vadinasi. Nes dabar gaunasi matematinė olimpiada, tas, kas neįsprendė tų uždavinio, pritempinėja prie tų specialių kriterijų ir daugiau negu pusė paraiškų atmetama dėl jo netitikimo. Čia toksai, gal iš tikrųjų tai yra lengviau padaryti, padarant tokius teorinius tuos prioritetus, tada lengviau atmetinėti paraiškas. Ir tada, nežinau, čia visiems reikia padiskutuoti, nieko nekaltinu, bet tikrai norėtųsi šito klausimų stabilumo bent 4 metams, ką pavyzdžiui, daro kolegos su Erasmus Plus projektais. Primiktinai nebūsim patogus ir labai džiugu, kad sulaukiu per paskutinės 2 savaitės iš 4 organizacijų skambučių. Reikia pritarti kunigo Doveikos pareiškimui, kad Lietuvoje tikrai žmonės bijo kalbėti tiesą į akis ir tai man iliustruoja tai, kad 4 organizacijos prašo sporto visiems organizaciją atstovauti sporto renginių grąžinimą į sporto rėmimo fondą, dėl to, kad niekas nenori su nieko pyktis ir būti nepatogus. Tai aš tų organizacijų, aišku, nevardinsiu, bet tai nėra mūsų nariai, bet labai aktualius klausimas, kolegos, kas prisiims atsakomybę už tai, kad nebeliko sporto rėmimo fonde jokių sporto renginių. Faktas ir neprieštarauju, kad vaikai svarbus, paaugliai dar svarbesni, bet taip brutaliai išmesti visus renginius, kurie vyko galų gale. Kai kuriems renginiams yra 80 metų, kai kuriems 15, kai kuriems 25. Ir šiek tiek reikia jausti tokią atsakomybę prieš tos žmonės, kurie dar yra šitam sektoriui. Ir sporto renginius reikėtų grąžinti į sporto rėmimo fondą kaip vieną iš finansavimo krypčių. Aišku, reguliariuose treniruose, tai dabar jūs sakysit, kad yra renginius galima daryti po treniruočių, bet patikėkit manim, kad ir į renginį žmonės atvažiuoja ruošdamiesi, be šitų didelės tokios veiklų tvarkaraščių įkėlimo, žodžiu, viso šito dalyko su, kaip aš sakiau, matematinė formulė. Tikrai neapsiribosim šituo viešą diskusiją, dirbsime su politikais ir prašytume labai šiandienai mandagiai pagalvoti apie grąžinimą sporto renginių į sporto rėmimo fondą. Iš karto atsakysiu į klausimą dėl nacionalinio fizinio aktyvumo programų renginių. Ten viso labo yra 6 renginiai, 2 iš jų bėgimo ir visi tie renginiai yra skiriami kažkokiam datum paminėti. 6 renginiai per Lietuvą yra niekas. Kaip mes turim mažiausiai 40 organizacijų, kurios darydavo renginius. Dabar jie nei vienas nėra finansuojami, nei vienas. Tai yra liūdna. Ir trečias klausimas, visgi sveikinu su tuo, kad vidury vasaros jau ruošiamės kitų metų kvietimui, labai gerai, labai smagu. Labai tikimės, kad nebus liūdna paskutinių 2 metų patirtis, kada kūrėsi nacionalinė sporto agentūra ir 2 metus iš eilės iš mūsų buvo iš fizinio aktyvumo sektorius buvo atimti 6 mėnesiai 1 metais, 6 mėnesiai 2 metais. Tai mes tikrai esame labai skriaudžiami. Reikia, aišku, suprasti ir agentūrą, įsikūrė agentūrą, įsibėgėti, reikia parengti dokumentus, bet tikrai tikimės, kad šiais metais projektai galės žmonės ir slidinėti žiemą ir padaryti kitus dalykus, kurie prasideda ne nuo Liepos 1, nes veiklas vykdyti nuo Liepos 1 neįmanoma, kadangi dar reikia sutartį pasirašinėti. Tai praktiškai šiais metais mes turime fizinio aktyvumo projektų tik 5 mėnesius iš 12. Tai tikrai sveikintinas planavimas laiko atžvilgiu ir linkim sėkmės visiems pasirengiant kitiems metams. Ačiū. Ačiū, Giedriau. Ar dar būtų klausimų, ar visi labiau linkę siųsti man elektroninius laiškus? Tai iš tikrųjų laukiame.
Aš jeigu Prašom, galėčiau, viceministre. matau Indrė dar tiesiog ir gal ir iš kolegų taip tiesiog norisi aktyviau paskatinti, galbūt ir tam klausimui, ačiū Giedriui, aišku, už visas pastabas, stengiamės eiti link tobulėjimo link ir matyti tobulumų ribų nėra. Tam ir skirta šita viešoji konsultacija, kad gal irgi pasikalbėti apie visus dalykus, bet kadangi klausimas yra kitų metų prioritetai, tai iš Giedriaus išgirdau, kad galbūt jų nekaitalioti. Bet galbūt tiesiog norisi išgirsti, tai kokie jie turėtų būti, jeigu jūs turit irgi galbūt pasiremiant tam tikrais duomenimis, tyrimais, tai į kokios turėtų būti fokus grupės ar kokios priemonės į ką orientuotos, tai labai laukčiau ir šitų nuomonių, nes šitas klausimas labai tam ir skirtas, aišku, ir kitos nuomonės svarbios. Sveiki, tai norėčiau ir aš pasisakyti. Iš tikrųjų, dėl specialių vertinimo kriterijų būtų toks pasiūlymas, kad jie dabar yra labai tokie aptakus ir labai galimos plačios interpretacijos, kaip kas juos supranta, kadangi nėra konkrečių skaičių įvardinta, kiek pasiekus, tarkim, žmonių skaičiaus padidėjimą, kiek jau skaitytųsi, kad tai jau yra atverta visuomeniai sporto bazė. Jeigu kalbant apie sporto bazės, tai iš tikrųjų buvo berods 23 metų kvietime tarp specialiųjų balų buvo galimybė gauti skirtingą skaičių balų, kuomet įrodome, kad bus pasiektas vienoks ar kitoks sportuojančių asmenų skaičius. Tai iš tikrųjų buvo labai aišku, rengiant projektą, pasiplanuoti, kiek tų asmenų dalyvaus ir įrodyti tai, o šiuo metu dabar yra toks nekonkretumas ir lieka iš tikrųjų diskusinis klausimas po to, kaip vertintojas įvertins tą kriterijų, ar jisai yra atitinkantis, ar atitinkantis projektas, ar netitinkantis. Galbūt atrodo projekto rengėjui, kad jis atitinka, o vertintojui atrodo nepakankamai, bet konkrečiai taisyklėse tai nėra įvardinta, nuo kokio skaičiaus jis bus laikomas pakankamu. Ir kita tema dar norėčiau pridėti, kaip kad kolegos komentavo, kad reikėtų suteikti daugiau galimybių nevyriausybinėms organizacijoms ir joms buvo atsakyta, kad būtų pažeistas principas lygiateisiškumo, tai lygiai taip pat naujovė ta, kad nebaigtiems vykdyti projektams nėra leidžiama teikti naujų projektų, tai jeigu organizacijos turi organizacinius gebėjimus, finansinius gebėjimus vykdyti naujus projektus, tai šiuo atveju irgi kyla klausimas, ar tikrai nėra pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, uždraudžiant šioms organizacijoms dalyvauti ir teikti naujus projektus. Ačiū. Ačiū už jūsų išsakytą nuomonę. Matau, kolegos iš nacionalinės sporto agentūros nori kažką matyti, pasakyti taip pačiu klausimu. Labai nesudėtingai, gerbiama Indrė, atsakyčiau į tą klausimą. Tas tiesa, ankstesniame apraše ir ankstesniuose kvietimuose būdavo surašyti tam tikri skaičiai, galima buvo rašyti skaičius, pagal kuriuos yra didinamas arba skiriamas balas. Aš jums paminėsiu, kaip ir ne vieną pavyzdį tokį turim, tarkim, grafa apie prisidėjimą žmonėms su negale. Mes turim tokių paraiškų, kurias dabar vykstam į planinius patikrinimus vertinti ir ten parašyta, kad bus pritraukta 1500 žmonių su negale. Taip, labai aiškus, konkretus skaičius, įspūdingas, didelis, balą už tai gavo pakankamai gerą. Mes klausiam, kiek aplamai jūs savo rajone turit žmonių su negale. Sako 2. Kaip mes dabar pakeitėm šį kriterijų ir kaip jis yra vertinamas, atsakysiu vėlgi paprastai. Reiškia, jeigu mes pasiimam samatas, kurios yra pateiktus, arba komercinius pasiūlymus ir juose matome, kad yra įtrauktos tam tikros sumos prisidėjimui, reiškia, žmonėms su negale, tai yra ar kažkokie liftai, ar tai kažkokie laiptai, ar kažkas, ir mes automatiškai už tai duodam balą. Man tai atrodo, tai yra konkretu, aišku ir visom pusėm suprantama ir nėra pritempimo, kaip sakyčiau, kiek ten kažkas ateis, kiek ten kažkas žurnale užpildys.
Tai mūsų kriterijai, aš manau, kaip tik yra daug aiškesni, daug lengviau įvertinami ir jeigu ką, tai klauskite, nes, sakau, mes susidarėm iš abiejų pusių, tai galim tą ir vertinti. Ačiū, Rimantai. Truputį tada papildysiu dar gerbiamos Indrės ir gerbiamo Giedriaus komentarą dėl spec kriterijų. Tai tikrai diskutuojame ir tikrai pastabos, manau, yra teisingos, kad reikia aiškumo, reikia konkretumo spec kriterijuose ir tikrai su ministerija turime bendrą matymą, kryptį, kad tas aiškumas atsirastų ir ministerija išreiškia požiūrį, kad svarbus yra masiškumo rodikliai, kiek projektų vykdytojas į veiklas įtraukia žmonių. Kai matėte prezentaciją dėl gyventojų įtraukimo, ypač vaikų įtraukimo į fizinio aktyvumo veiklas, kad vis dėlto reikia kažkaip juos įtraukti, reikia surasti būdų, kaip juos įtraukti. Taip, kad tikrai ta kryptimi judame, stengiamės, ką galim padaryti. Ir aišku, jau ir Giedrius gerai pastebėjo, kad ši diskusija aiškiai parodo, kad su kvietimu norėtume išeiti į labai normalų ciklą, kad kvietimas išeitų metų pabaigoje, rudenį, kad pareiškėjai teiktų paraiškas ir sutartys būtų sudaromas nuo metų pradžios. Tačiau, aišku, yra kažkokie ir teisiniai dalykai, ir pakeitimų registravimas, teisinių aktų registre, tokie visiškai pagal įstatymą būtini terminai, bet tikrai judama ta kryptimi, kad projektai vyktų nuo metų pradžios. Tai va toks trumpas komentaras ir ačiū Jums už klausimą. Ačiū, Pauliau. Ir dar klausimą ar pastebėjimą nori išsakyti Vilius. Prašau. Vilius Aleliūnas. Labadiena dar kartą, tai keli pastebėjimai, pasiūlymai, tai vienareikšmiškai amžius neturėtų būti prioritetas. Faktas, kad gerbiamas Paulius pristatė statistiką apie moksleivių ne fizinį aktyvumą, tačiau turi būti visuma, nes būtent tėvai yra geriausias pavyzdys, kad vaikai pradėtų sportuoti ir tas ateina iš šeimos, bet to turim mokyklose problematinės kūno fizinio ugdymo pamokas, tai tenai reikia šitą problemą spręsti. Su tuo susiję kitas dalykas, biudžetinės įstaigos dalyvauja šitam konkurse. Pamokų normaliai nevykdo jie būtent fizinio ugdymo, bet pasiema lėšas šitiem fizinio aktyvumo projektam. Tai reikėtų pamokų klausimą pradžiai išspręsti ir čia tikrai neturėtų jos gauti šito vietų lėšų, lygiai taip pat kaip ir bijau suklysti, UABai galbūt šiais metais jau nebegalėjo gauti, bet UABo pagrindinė funkcija yra uždirbti pinigus. Tai jie nori uždirbti pinigus ir jie neturėtų pretenduoti į tokias lėšas, nes iš jų jie vis tiek uždirbinėja per vieną ar kitą būdą. Toliau klausimas, kaip planas yra ateityje kovoti su projektų rašytojais, kurie pasiminėja sėkmės mokestį, nes tokių projektų rašytojų yra daug, tai ar jums yra žinoma ir kaip jūs su tuo kovojat, nes vienokiais ar kitokiais būdais dalis lėšų nusėda ne ten, kur turėtų nusėsti iš principo, tik už projekto rašymą pasiemami pinigai, tai čia irgi ne visai toksai teisingas dalykas, manyčiau. Toliau tokie labiau gal žemiški pastebėjimai, tai aš grįšiu prie to pačio žiemos sporto. Tai tikrai, kadangi žiemos metas yra toks, pavadinkim, labiausiai depresinis metas ir žmonės ir vasarą būna fiziškai aktyvus, tai gal galima pagalvoti apie žiemos sporto prioritetą kažkur tais, čia kaip mintis. Toliau regioniniams projektams duotuoju momentu buvo viena savivaldybė pribota, tai gal galima išplėsti bent iki 2 savivaldybių, nes kartais sudėtinga yra, kai, tarkim, mano asmeniai sportų orientavimas į sportą Šiaulių mieste ir Šiaulių mieste nėra miško. Šiaulių miesto ribose nėra miško. Orientavimas į sportų užsiiminėjimai yra dažniausiai miške ir mes net negalim jų išvežti į kitą savivaldybę ir vykdyti veiklos. Tai yra 5 km klausimas, 5 km klausimas yra savivaldybės riba, bet mes nebegalim to vykdyti. Ir toliau, tai paskutinis dar toks pasiūlymas šiais metais jau buvo prie tų specialiųjų kriterijų ar prie kurių, tiksliai nepasakysiu, apie patriotiškumą, taip toliau panašiai, tai kadangi ir su kariuomenė yra sudėtinga situacija, tai galbūt galima galvoti apie tuos išgyvenimo, kad žmonės gebėtų išgyventi, mokytis išgyventi, būdami fiziškai aktyvus ir taip toliau panašiai, tai čia įtraukti šitą, nes ta geopolitinė situacija, niekada nežinom, kas mūsų laukia. Ačiū labai. Ačiū Viliu už jūsų pastebėjimus.
dalis jūsų pastebėjimų turime ir atsakymus, bet galbūt dabar jau stebiu, kad laiko nelabai ir yra klausimai pasižymėti ir iš tikrųjų bus atsakyti. Ar dar norėtumėte kas nors pasisakyti? Iš tikrųjų, jūsų nuomonė mums labai svarbi, tai būtų iš tikrųjų gerai išgirsti. Na, daugiau kaip ir pasisakančių nėra. Jeigu galima, aš labai trumpai norėčiau tik sureaguoti į vienintelį Viliaus pastabą, tai kad regioniniai projektai tikrai nebuvo apriboti viena savivaldybė. Tai buvo tiesiog ne mažiau kaip vienoje savivaldybėje buvo toks reikalavimas, tai tikrai nebuvo to apribojimo. Na ir nežinau, galbūt reikėtų ir baigti mūsų šią viešąją konsultaciją. Visus klausimus, kuriuos stebiu dabar susirašinėjimo skiltyje, tai tikrai atsakysime kiekvienam asmeniškai. Jeigu turėtumėte dar kažkiek klausimų, tikrai yra pateikta informacija, kur galite rašyti ir bus tikrai atsakyta. Tai prašom, viceministrė. Aš labai noriu padėkoti jau už tą aktyvumą, kurio jau susilaukėm, bet ta gausa klausytojų, kurie šiandien tikrai ir galbūt girdėjo ir aktyviai dalyvavo, tai labai tikrai dėkoju už visas nuomonės. Tik matau, galbūt dar dalį tam pokalbių skiltyje klausia, kaip atsakysim, nes iš tikrųjų gal į tą pačią pokalbio skiltį, kadangi tie, kurie buvo prisijungę prie Teamso ir jeigu neturėsime matyti atgalinių elektroninių paštų adresų, gal galima bus toje pačioje skiltyje atsakyti. Jūs, kadangi buvo šitam Teamse komandoje, tai jūs ir pamatysite tos atsakymus, jeigu jau nerasime jūsų adresato paštų, kaip jums atsakyti, bet tikrai labai dėkoju šitą diskusiją, labai gerai, kai dalyvauja ir tie, kurie yra arčiausiai gyventojų ir kurie realiai vykdo tos projektus. Bet dar matau vieną kylančią ranką, gal dar suteikim šansą ir tada jau baigsim diskusiją. Prašome, tai būtų Vandensvydžio federacija. Galim atsakyti tuos klausimus parašytus dabar, kad ir visi kiti girdėtų. Nes aš, pavyzdžiui, kai kuriuos klausimus nenorėjau kartotis ir neuždaviau pakartotinai, jie yra parašyti. Tai norėtųsi išgirsti vis dėlto atsakymus. Bendrai. Tai žinokite, visas šitas, kaip sakant, susirašymo skiltis, tai jinai aktyvi bus ir matysis atsakymai į kiekvieną klausimą visiems dalyvavusiems. Čia nėra daug klausimų, aš kaip suprantu, kokie 5 klausimai turbūt. Gal galima vis dėlto išgirsti atsakymus. Ačiū. Taip. Kolegos, tai pasižiūrėkime, gal besikartojančius greitai tada galim pareflektuoti, jeigu visi turi laiko ir norą dar pasibūti. Nežinau, gal kažkas, kas stebi skiltį, galėtų paskaityti klausimą ir kelis, tikrai galim atsakyti, kuriuos matytumėm, kurie būtų tokie aktualūs. Tai greit tada skaitau. Sveiki, ar bus galimybė gauti skaidres? Taip, galimybė bus gauti skaidres. Arvidui išsiųsime atsakymą elektroniniu paštu, kol kas nematau, koks jisai. Kada planuojamas naujas kvietimas? Tai ministerijos lūkesčiai yra kvietimą, kad nacionalinė sporto agentūra paskelbtų rudenį, tai rugsėjo gale kažkur, tai kaip dabar žiūrime į realų laiką, o toks lūkestis būtų, kad iš tikrųjų gruodžio 31 jau žinotume, kokie pareiškėjai gaus finansavimą ir finansavimo sutartis įsigaliotų nuo sausio mėnesio ir veiklos galėtų prasidėti iš karto naujaisiais metais. Kur paskelbsime atsakymus, tai ir elektroniniu paštu, ir šitoje skiltyje. Tada čia yra pasiūlymas turėti 3 prioritetus, tai šitą pasiūlymą tikrai
Svarstysime, ačiū. Minimalus valandinis atlyginimas bet kokiam specialistui šiuo metu yra numatytas 28,25 eurai atskaičius mokesčius, tai čia jūs norite kelti tą taip pat pasiūlymas aprašo pakeitimui, svarstysime, atsakysime. Siūlymas projekto administravimo išlaidų padidinimas, taip pat šiuo metu negaliu atsakyti, svarstysime. Dėl apribojimo teikti paraiškas naujam projektui, jeigu projektas kitas yra dar vykdomas, tai iš teisininkų išaiškinimo turime, kad nėra apribojantis lygiateisiškumo, nes jeigu atlikus visą analizę pastebimas iš tikrųjų didelis NVO nepasitenkinimas, kad jie negali vykdyti jau esamo projekto, tai dar apsiimti didesnės naštos. Matyt, irgi čia tokios prieštaraujantis vieni kitiems, bet aišku, tai yra svarstytinas klausimas. Dabar dėl ataskaitų teikimo terminų pakeitimai galios šių metų jau vykdomiems projektams. Tai jau šių ir ankstesnių metų vykdomi projektai šitą galimybę kaip ir turėjo, ji tik tai buvo nelabai aiškiai suformuluota, nes formuluotė buvo ne rečiau negu 6 mėnesiai, o tai nereiškia, kad ne dažniau negu 6 mėnesiai. Tai iš tiesų procesiniai, matyt, susisiekite su nacionalinė sporto agentūra ir procesinius visus, visas kaip vyksta tas procesas jums išaiškins, tai greičiausiai reikia rašyti prašymą dėl sutarties pakeitimo, nes grafikas yra kaip sutarties sudėtinė dalis ir bus atsižvelgiama į jūsų pateiktus prašymus. Kodėl buvo pasirinkta regioniniams ir nacionaliniams projektams taikyti ne tik skirtingus specialiosios kriterijus, bet nacionaliniuose projekte įvesti mažiau specialiųjų kriterijų už regioninius. Kadangi regioninių ir nacionalinių projektų apimtis yra skirtinga, tai todėl buvo ir tie prioritetai nustatyti kitokie, tai būtent tie nacionaliniai atsižvelgiant į jų mastą buvo pasirinktas vienas prioritetas, kuris apima 5 apskritis. Tai todėl, kad apimtis yra projektų skirtingos ir buvo priimtas toks sprendimas skirtingų prioritetų. Galbūt čia tokį intarpą padarysiu, kad kaip yra nustatomas prioritetas, tai ministerija kaip politikos formuotojas, o nacionalinė sporto agentūra kaip politikos įgyvendintojas, žinoma, mes analizuojam, svarstom, galvojam, atsižvelgiam į visuomenės poreikius ir nustatome kažkokius, nustatome kryptį, bet tačiau pagal sporto įstatymą prioritetus svarsto ir ministrui siūlo nacionalinė sporto taryba. Tai būtent jos nariai apsvarsto prioritetą ir siūlo ministrui einamųjų metų tokį prioritetą. Tai procedūros yra tokios, mes aišku galim argumentuoti atliktais tyrimais ir kitais aspektais atsižvelgiant į padėtį Lietuvoje. Bet tuos būtent prioritetus ministrui siūlo nacionalinė sporto taryba. Taip, kaip pakomentuotumėte kriterijų formavimo tikslumą, aiškumą, kad toks didelis procentas paraiškų netitiko?
Tai užtat ši diskusija ir yra sprendžiama, užtat mes ir tobulinam, žiūrim į praktinius vertinimo aspektus ir gryninam, kad būtų ne mums geriau, o iš tikrųjų būtų geriau pareiškėjams. Norėčiau, kad paaiškintume, kaip su sportu susiję organizacijos UAB Verslo centras, VŠI coachingo centras ir solidarumo projektai. Tai kaip ir minėjau, šiuo metu nėra ribojami pareiškėjai pagal jų juridinį statusą ir visas dėmesys ir aprašo visos taisyklės yra orientuotos į projekto turinį. Ir žiūrima, kaip tas projektas gebės prisidėti prie Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo didinimo. Jau nesikartosiu, buvau minėjus, kad dėl juridinio asmens statuso klausimas yra atviras ir mes dirbam ties to, aiškinamės ir tikrai atsižvelgiame į jūsų pastabas. Dėl infrastruktūros skiriamas finansavimas sporto bazių gerinimui, o jei sporto aikštelės stadiono nėra, ar negalima būtų finansuoti jų įrengimo. Tai sudarius sporto rėmimo fondą, tai buvo numatoma valstybės tokia priemonė, kad būtent gerinti esamas sporto bazės, jų pagerinimui. Naujų statybų priemonė yra atskira. Ir būtent sporto rėmimo fondas naujos statybos sporto infrastruktūros neapima. Tai tiesiog tuomet finansavimo šaltinių reikėtų ieškoti ne sporto rėmimo fonde. Ir nežinau, klausimų iš tikrųjų yra dar kažkiek likusių, bet gerbdama visų dalyvaujančių laiką, taip pat ir kolegų, galbūt kažkiek greitai spėjau atsakyti į aktualius klausimus, kurių dar nespėjome atsakyti. Iš tiesų atsakysime raštu, kaip ir buvome minėję. Galbūt čia ir galėtume finalizuoti. Norėčiau padėkoti iš tikrųjų, kad taip gausiai susirinkote ir buvo susirinkusių net beveik 200 dalyvių. Tai ačiū Jums, tikrai rašykite dieną naktį, mes, kaip sakant, tarnaujame Jums, tai ir Jūsų nuomonė mums yra tikrai labai svarbi ir turėtume atliepti ir, kaip sakant, galbūt probleminių taškų, kurių nepastebime, tikrai norėtume pastebėti Jūsų dėka. Tai dėkoju Jums, laukiu laiškų ir prižadu, kad atsakysiu kaip įmanoma greičiau. Taip pat šitas susirašinėjimo skiltis tikrai dabar sėdu, nepetauju ir nepusryčiauju ir atsakinėju. Tai ačiū Jums visiems, kurie buvot prisijungę. Gerbiamoji viceministrė, ar norėsite dar tarti? Noriu dar kartą padėkoti tiek sporto agentūrai, tiek Dalia tau už puikų moderavimą ir visiems prisijungusiem ir kaip ir Dalia finalizavo labai, tai atsakysim visiems į klausimus, skaidres persiusim, jau žmonės rašo paštus, tai tikrai tiems nuoroda bus aktyvi, tai galite ir po susitikimo dar į tenais rašyti, kam kas aktualu. Tai jo, ačiū labai.